kur mes čia atėjom? Dabar girdime. Brandų drebulyną, 10 sklypas. Brandus, tai yra kiek metų tie medžiai? Perbrendęs, sakykim taip, netgi 75 metų drebulė. 0,4 hektaro sklypo plotas, kirsis apie 130 kubų, yra sudėti ir beržo, ir juodalksnio. Ar tas perbrendęs medis yra tau už nugaros, kaip pavyzdį? Jo, čia jis turi aibę įdų, čia yra įda daug grybinių, visokių užaugusių šakų ir pačių grybų augančių. Čia, kad šitas drebulynas jisai bus sveikas, ta prasme, kad kažkokios geresnės produkcijos apart malkos nebus. Tai čia realiai visas tas miškas, po kurį mes vaikštom šiandieną, jis yra malkinis. Ar jis bus kertamas šiais metais? Jo, šiais metais mes jį įeisim ir daugiau sekantį kartą mes grįšim po 10 metų. Aišku, karts nuo karto dar reikės atvažiuoti, pasižiūrėti, bet kažkokiem kitiem sekantiem darbam tai bus po 10 metų, kirsis tenais, nueisim, pamatysim, koks kirsis plotas. O kas liečia bioįvairovės medžius, galim parodyti, toks turi būti paliktas stuobrys. Turi būti palikti hektare 7 žali medžiai ir 3 stuobriai, tai čia taip atrodo būtent stuobrys. Su nulūžusia viršūnė, arba šiaip gali būti ir su nenulūžusia viršūnė, bet tokius mes turim palikti. Tai yra vienas iš bioįvairovės medžių. O kai jisai bus iškirstas šiais metais, paliksi ataugti savaime? Taip, ataugsis visą savaime, lygiai toks pat užaugs medynas, toks koks ir buvo. Drebulyne, kokie grybai auga? Raudonikiai. Bet čia nepanašu dabar, kad būtų grybų. Visiškai.